Sveiki visi. Šiek tiek apie magnetų klijavimo procesą norėčiau pademonstruoti, tai nepademonstruosiu, bet pakomentuosiu, kaip aš darau, kaip klijuoju. Gal kažkam bus naujiena, kažkam patarimas geras, padės, jeigu patys sugalvosit klijuoti. Tai, žodžiu, procesas toks. Čia po apačia iškutekinimo staklių begeliai, švitrinis popierius, 40 stambumo. Magnetą atsinešus, jisai labai gerai prikimba prie švitrinio popieriaus ir yra pašiaušiamas paviršius, kad geriau prikibtų klijai. Paskui dar visus kraštelius apeinu su to pačiu švitriniu. Ir magnetas, kaip matom, priklijuotas prie tekinimo peilio. Jisai tada niekur neskraido. Tvirtai, kaip pasakyt, galima pernešinėti jį jau ant rotoriaus. Tai pasiruošus magnetą, tepami klijai dviejų komponentų. Aš naudoju su metalu. Mačiau ten Valerijus kažkuriam iš savo video rekomenduoja naudoti be metalo, nes neva jisai bėga, ant magneto aš netepu, tai man jisai niekur nebėga. Aš tepu tiesiai ant rotoriaus. Temperatūra garaže gal kokių 15 laipsnių, tai jisai nėra labai tie klijai skysti. Užsitepa ant rotoriaus. Ir prie kraštelio net pritepus jisai, gal šiek tiek ir lipa ant to magneto, bet, nieko tai nesudaro problemų jokių. Ir užtapus klijų, magnetą pernešinėjus to peiliu, laikydamas ir magnetą, ir peilį kartu su pirštais. Kad nedaug dėvi jisai niekur nepabėgtų. Ir tiesiog iš šitos pusės tiesiai ateinu prie šito magneto. Jis jau būna, kaip pasakyt, uždarytas, netraukia iš šitos pusės. Traukia tiesiog tik tai metalas šita vieta. Ir nesudėtinga iš tikrųjų. Pirma eilė, kas jau klijavė, tai tikrai sakys, čia, ne jokų darbas, bet, nesudėtinga. Sudėtingiausia yra į tarpą įklijuoti magnetus. Va tada tai prasideda reikalai. Bet klijuoji ir įklijuoji. Pirmą savo generatorių klijavau, tai nei vieno magneto nesudaužiau. Bet šitą klijuojant, neklijuojant, o tiesiog atskirinėjant magnetą iš šitos dėžės, jau buvau atskyręs, vienoje rankoje laikiau tą magnetą ir taip gavosi, kad norėjau pataisyti šitą visą, 2 magnetai, taip, ar kiek čia neatsimenu, jų buvo, gal panašiai. Ir jie taip vartaliojasi, norėjau kaip pasakyt, pataisyti ir prinešiau netyčia magnetą, kurį laikiau tik tarp pirštų. Tai ir išskrido. Išskrido ir atsitiko taip. Tai va, -2 magnetai. Žodžiu, būkit budrus ir nei sekundėj nepraraskit budrumo, nes bus kaip man. Žodžiu, dar kodėl klijuoju ant šito rotoriaus, ant originalaus, ta prasme iš elektros variklio. Šitas metalas, nesu aš ekspertas ar ten specialistas, kažkokių ten mokslinių tyrimų nedariau, bet pats rotorius, tik video nepadariau, kai jisai buvo be magnetų. Tai dabar jau su magnetais, tai aišku, jisai traukia. Bet jau ir būdamas be magnetų, jeigu esat matę video, ten kai kurie bando su kondensatoriais, ten sužadinti, ten paleisti, ten vienu žodžiu, jisai turi savyje jau magnetinį, kaip pasakyt, magnetizmą, lauką šiokį tokį. Tiesiog
pridėjus metalinį daiktą jisai prilipdo prie rotoriaus. Dabar, aišku, čia magnetų pilna, bet nematavau jėgos jokios, ten kokia pritraukimo jėga, bet, tai jau, manau, pliusas, jeigu jisai pats, kaip pasakyti, rotorius jau traukia, turi magnetinį lauką. Dar kas iš pliusų iš to pačio daryti, tai šitas metalas yra turintis silicio, kiek teko skaityti, jisai mažiau rūdyja. Tai jeigu tekinant iš paprasto metalo, ten virinant iš gabalų, kaitinant ten, vienu žodžiu, darant, tai jisai mažiau atsparus rūdijimui. Aliuminis sako, kad ten jisai neuždaro tas, kur tarpuose yra įlietas, neuždaro magnetinio lauko magneto, bet, kaip rodo mano praktika, tai viskas tvarkoja, veikia, puikus rezultatai ir, nežinau, aš einu tom pačiom savo pėdom, jeigu jos, kaip pasakyti, teisingos, viskas veikia, viskas pavyko, tai kodėlgi ne. Dabar ieškok metalo tokio gabalo. Čia jau jis yra išlengvintas, galbūt ten kažkiek galima būtų iš vidaus daugiau ištekinti to metalo, ten palengvėtų, gal 10 kg. Bet kitas dalykas, aišku, čia sukių nedaug, bet vibracijos ar nežinau, virpesiai atsiradę nuo sparnų, nuo disbalanso kokio, nuo apledėjimo, ten vis tiek kažkokios vibracijos gali atsirasti. Tai cielas metalas, kaip čia yra, kaip pasakyti, tik skylės palengvinui, bet jokio, kaip pasakyti, šone, tas visą metalą laiko velenas, atrama. Tai va. Velenas irgi originalus, paliktas, storas, guliavietės šiam-5. Čia dar, aišku, galas nusipjaus. Ir kas gavosi, kad nekonstravau šitą, kaip pasakyti, generatorių, pradėjau konstruoti ir nežinau guolių aukščių. Ir, stebuklas, bet jeigu matysis lygiagretumas, tai rotorius gaunasi lygiai su statorium, pločiai ir telpa tarp guolių. Va, jeigu matosi, tai lygiai. Kaip taip gavosi, nežinau, stebuklas kažkoks. Gal taip matysis, va, iš viršaus. Čia šiek tiek kelias plokštelės, jeigu matosi, aš nuėmęs. Šiek tiek palengvinęs. Ir tam, kad galima būtų šitas jau kraštinės privirinti prie vidinių, kad jau jos jeigu kartais, kaip pasakyti, kad neatsiskirtų nedaug dievė ir nepradėtų ten, kaip pasakyti, maskatotis. Šitose vietose tarp skylių išgrėžiau gal 9 mm grąžtų, gal 8,5. Irgi tarp kokių 4 plokštelių irgi jas sutvirtinau. Šito rotoriaus prie veleno nevirinau, kad galėčiau pastumdyti, atreguliavau ir jisai tikrai niekur nedings. Čia be šansų jam kažkur pasislinkti. Nes užpresavau su šito presu gal
kokiu 300 barų buvo, nu, tai ten apie 10 tonų, tai tikrai jėga buvo šitam varotoriui užpresuot ant veleno. Tai va. Dar va, tokie įrankiai su kaip pasakyt, surišt magnetam jau kai į tarpus klijuoju, juos dedu. Armatūra ir kampotis tiesiog privirintas. Čia tai maži bus tarpai po 6 mm, bet kai klijavau polių iš 2 magnetų, čia nebus tokio sudėtingumo. Bet šitie va įrankiai buvo naudojami tam pirmajam generatoriui, kur buvo poliai, vienas polius iš 2 magnetų. Tai jie dėdavosi ant magnetų ir paskui su tokiam strupcinom tarpusai susiverždavo. Nu, darant visko prisigalvoja, čia jau kiekvienas atvejis individualus ir turi kažką galvot, galvą sukt, kaip geriau padaryti. Nu, manau, kažkam... Ai, dar va, matau, tas mano konduktorius. Čia va tie klijai ir pasidaręs šabloniuką, tiesiog žiūrėti lygią gretumą ir tarpą tarp magnetų, kad būtų vienodas. Labai paprasta. Pridėjai, nemetalinis, nekimba. Tiksliai viskas gaunasi, atstumai va subraižyti. Pasvirimas, tai išsimatuojamas polio plotis, 3, kur dedasi apvijos. Ir čia gal matysis 1, 2, 3. Ir tada pasimatuoja, kiek trūksta iki sekančio polio. Ir aš tokį pasvirimą darau. Kaip čia geriau paaiškinti, tai kiek čia tų dabar milimetrų gaunasi. Vienas, 2, 3. Kažkas, man atrodo, buvo 4. Nefokusuoja. Ir pačiam pasižiūrėti ir... $42, man atrodo. Magnetas 30. Čia. Va, lygiai tas pats 42 matosi, kur metalas ir kur aliuminis. Tai perslinkama iki sekančio metalo. Iki sekančio polio. Kad neužliptų, bet būtų prie pat. Tai čia viena ranka. Baisu prinešti telefoną, kad neišjungtų magnetinis laukas. Ir nu va, ir prikybo.
Žodžiu, reikės 6 mm. Tai nusibrėžiama tiesė ir pakeliama 6 mm. Nu, ir prireiks jau dabar 2 rankų atlipinti šitą. Nu, žodžiu, jeigu turit klausimų, tai klauskit dėl to pasvirimo. Bet aš va taip padarau. Ir išsimatuoju tada rotoriaus diametrą pilną. Čia, man atrodo, 870 buvo dalinių iš polių skaičiaus ir iš magnetų pločio. Ir dabar gavosi, vienu žodžiu, padalini ir tada pamatai, kiek yra tarpelių ir tuos tarpelius susižymi. Čia man gavosi po 6 mm tarpelis. Ir susibražai tas linijas ir susižymi polius. Tai va. Man jau kažkaip paprastai, bet sakau, jeigu kažkam kyla koks klausimas, tai tiesiog parašykite, paklauskite. Tai va, tiek išklijavimo. Šiandien planuoju pabaigti vieną polių pilnai apklijuoti rotorių, o rytoj klijuosiu jau į tarpus. Žiūrėsiu, kiek čia pavyks man suklijuoti. Užsakiau jau 2 magnetus, tai gan greitai siunčia iš Pigi Energija LT. Tikrai geri magnetai, kainos ir galios santykis tikrai geras. O siųstis iš Kinijos kažkaip, galbūt ten tie patys magnetai reikėtų atrasti kažkokį tiekėją, pardavėją, kurį, kaip pasakyti, pabandymui atsisiųsti ir galbūt reikės ateityje padaryti tokį variantą, nes jeigu Lietuvoje kainuoja 12 eurų, tai Kinijoje apie 7 berods. Nu, tai ženklus skirtumas gautųsi gaminant. Bet čia tiesiog sugundė, kad jie rašė, kad šitie magnetai Vokietijoje testuoti ir sertifikuoti, tai, darant tokį projektą, tai kažkaip norėjosi kokybės. Ir klijuoju jau, kaip pasakyti, patikrintus magnetus. Patikrintas tiekėjas ir nenorėjau rizikuoti. Tai va, tai tiek. Iki, sėkmės visiems gaminantiems.